Tai žinai, kaip geras startas ir važiuojam. Tai šiandien tą dalį praleidom, startavom ne per geriausiai. Visai netolima kova buvo, truputį padėjo antroji laviruotėjai, Neptūnas pustelėjo iš ten, kur reikėjo. Aišku, konkurentai mums irgi tą leido padaryti, tai tie konkurentų galbūt maža klaida, mums truputį pasisekė. Tai va, o paskui jau Fordakais išsisprendėm savo problemas ir sugebėjom išlaikyti iki finišo. Mes korpusą pavėlavom, bet startavom ten, kur toj pusėje, į kurią mes planavom. Jeigu būtume ten kitoje vietoje, ten būtų trukdę gal venduoti tą pusę. Bet čia visur, jeigu. Dabar jau, kaip sakyt, mintyse gali susidėlioti savo tą visą laviruotę taisyklingai, bet jau viskas po sfaklo, nes nesimato ten kažko. Vienas kitas pasimato toks škauliukas, kad ateina kažkas, laukia, bet krypties tu tiksliai nežinai. Buvo momentais pirmą laviruotę, ten dešinę paėjom, vėjas, netaisyklingai sukasi, vis eina aplink tos pusės, vėl netaisyklingai, vėl eina į dešinę, toks, va taip laviravom, ten tas toks tanklaivis stovi, kuris irgi trukdė mums. Bet vis tiek paskutinis škvalas vis tiek atėjo iš jūros ir mes ten timtelėm, o kairiai pusėje buvo likę čekai su manu ir dingo jie iš karto. Tai cik, nusirašė. Toks, vis tiek ta dešinė pusė tempė. Tai sakysim, tik tas startas vieno korpusiuko reikėjo priekį būtų labiau ir būtų viskas gerai. Ten buvo, Omanas buvo, sakysim, toj vietoj, kur mes turėjome. Prieš paskutinis Halzas prastokas buvo toks, bardakas. Visi traukia, perklupta, grotas neveikia, ten to tokie, ir tie iš galo taip užvažiavo ant mūsų. Ir dar būtų keli šimtai metrų ir būtų jie turbūt aplenkę. Kadangi finišas, paskui mes jau tą laikėm atstumai, neleidom jiems realizuoti, kad taip kaip norim. Mes dalaukėm iki tiek, kad jau prie vėliavėlės finišuoti, jie Halzas, mes Halzas ir jau ten jau beveik skirtumo nebuvo. Gerai, blogai surealizuos jau toks buvo labai arti. Tai čia jie pralošė, ne mes laimėjom. Visokiose lenktynėse turi būti susikaupęs nuo pat starto iki finišo, nes ypač lengvo vėjo sąlygom niekad nežinai, kas gali nutikti. Tiek tau, tiek konkurentam, tai tiesiog turi visą laiką stengtis ir gaudyti kiekvieną vėjo gūsį. Šiandien mums davė vieną papildomą daugiau negu konkurentam, tai to ir užteko.